2022 m. birželio 18 diena, 2026 metai. Saulė vos pakilo virš Maskvos, o 15 km atstumu nuo Vladimiro Putino kabineto pradeda kilti juodų dūmų stulpas. Давай, брат! Выр! Давай! Ой, машаллах! Deganti naftos perdirbimo gamykla vėl jau antrą kartą tą pačią savaitę. Ir pažiūrėkite, kokia ironija. Rusija turi be konkurencijos tankiausią priešlėktuvinę gynybą, kokia tik kada nors buvo sukurta istorijoje. Radarai, raketos, automatiniai pabūklai, sluoksnis po sluoksnio. Kad suprastumėte, kokia paranoja, vien aplink vieną iš Vladimiro Putino privačių namų, Vietoje vadinamoje Valdajumi, Rusija per vieną dieną pastatė 7 naujus priešlėktuvinės gynybos sistemos Pancir bokštus. Aplink to žmogaus namą yra 27 gynybinės pozicijos. ir net su visa tuo, Plastiko ir pigios elektronikos daiktas, kas kainuoja mažiau nei pigus automobilis, praėjo pro Maskvos gynybą ir pataikė į tą naftos perdirbimo gamyklą su kelių metrų tikslumu. Ir matant tai, neišvengiamai kyla klausimas. kaip? Kaip brangiausia planetos gynyba yra pralaužiama tokiu paprastu dalyku? Ir pigu. Atsakymas prieštarauja viskam, ką mes galvojame apie tai, kaip apsaugoti šalį. Ir tai nėra taip, kaip atrodo. Visų pirma, reikia suprasti vieną dalyką. Priešingai nei daugelis mano, Tai nebuvo sėkmė. Tai nebuvo atsitiktinai praskridęs pasiklydęs dronas. tai yra sisteminga kampanija, Kuri kartojasi naktį po nakties. Kuri išaugo tokiu greičiu, kokio niekas nenumatė. Ukrainos dronai šiandien įveikia 1000, 2000, o pasak pačios Ukrainos vadovybės jau pasiekė ir 3500 km atstumą. Tai praktiškai visą svarbę Rusijos dalį padaro pasiekiamą Kijevui. Naftos perdirbimo gamyklos, fabrikai, amunicijos sandėliai – viskas. Ir taikiniai nėra pasirenkami atsitiktinai. Tai yra naftos perdirbimo gamyklos, degalų terminalai, energetikos infrastruktūra. Dalykai, kurie tuo pačiu metu kerta per Rusijos valdžios pajamas. Kuras, kuris varo armiją. Ir paprasto piliečio kišenė. Šiandien Rusijoje jau kas 4 degalinėje taikomi tam tikri pardavimo apribojimai. Dūmai kylantis už Maskvos nėra tik ugnis, tai dega Rusijos ekonomika. Ir čia slypi dar vienas pažeminimo aspektas. Ta pačia diena, kai įvyko šis išpuolis, Putinas priiminėja Pietryčių Azijos lyderius viršūnių susitikime kitame mieste, fotografavosi. Ir neištarė nė žodžio apie sostinėje degančią naftos perdirbimo gamyklą. Lyg nieko nebūtų vykę. Tačiau norint suprasti, kaip pigesni sprendimai įveikia brangesnius, Turime pradėti nuo klausimo, kurio beveik niekas neužduoda. Prieš ką buvo sukurta ši rusų gynyba? Nes priešlėktuvinė gynyba nėra stebuklinga siena, kuri sustabdo viską. Tai yra įrankis sukurtas konkrečiam darbui. O darbas, kuriam buvo sukurta Rusijos gynyba, buvo tik vienas. Numušti brangius, didelius ir negausius objektus. Pagalvok apie sistemas, kurios sudaro tą gynybą. S-400 galintis aptikti ir atakuoti beveik 100 taikinių vienu metu. 100 km atstumu. Panceris ir Toras. Sukurti artimai apsaugai nuo lėktuvų ir raketų. Visa tai buvo sukurta pasaulyje, kuriame priešas buvo $100 milijonų vertės naikintuvas. Arba palydovų valdomos raketos. Nedaug taikinių, labai vertingų, skrendančių aukštai ir greitai. Prieš šį priešą Rusija sukūrė tankiausią gynybą pasaulyje. Ir tai veikia. Problema tas, kad šis priešas nustojo rodytis. Nes Ukraina padarė tai, ko niekas nesitikėjo. Ji nebandė įveikti šios gynybos pagal jos pačios taisyklės. Ji pakeitė žaidimą. Vietoj to, kad siūstų kelis brangius taikinius, ji pradėjo siūsti daug pigių taikinių. Vietoj milijonų vertės raketų, plastikiniai dronai, kainuojantis vos kelis $1000 kiekvienas. Ir čia atsiranda skaičius, kuris pakeičia viską. Ukraina tapo karo ekonomika, visiškai sutelkta į masinę šių dronų gamybą. Mes kalbame apie milijonus vienetų per metus. Viena Ukrainos įmonė, viena pati per dieną pagamina apie 200 ilgo nuotolio dronų. Ir teigia, kad gali greitai padvigubinti ar patrigubinti šį skaičių. O kodėl tai taip svarbu? Nes tai keičia karo matematiką.
Kai dronas kainuoja mažiau nei automobilis, galite prarasti daugumą jų ir vis tiek išeiti į pliusą. Jei iš 10 paleistų dronų tik vienas pasiekia taikinį, o tas taikinys yra naftos perdirbimo gamykla, skaičiavimas vis tiek pasiteisina. Ir pasiteisina su kaupu. Ukraina nebesiekia, kad pataikytų visi. Ji žaidžia taip, kad kai kurie visada praslystų. Ir tai yra gynyba, sukurta brangiems dalykams numušti po vieną. Ji tiesiog nebuvo sukurta dangui pilnam pigių dalykų atskriejančių iš visų pusių. Bet tada galite pagalvoti. Gerai, jų daug ir jie pigus. Tačiau siųsti daug pigių dalykų nieko nepadeda, jei palydovo signalas yra blokuojamas, o radaras tada pamato iš toli. Rusija daugelį metų stipriai investavo į elektroninę kovą. Į navigacijos signalo blokavimą ir klastojimą, kad apakintų ir dezorientuotų bet kurį droną. Tai kaip šie pigūs dronai randa kelią? Kaip toks dalykas be pilotų randa degalų baką už 1500 kilometrų. Čia prasideda tikrai įspūdinga istorija. Nes Ukrainos atsakas į signalo blokavimą buvo žiauriai paprastas. Jie pagalvojo, jei Rusija blokuoja navigacijos signalą, tada padarysime droną, kuriam nereikia to signalo. Pagalvok apie tokio posūkio mastą. Metų metus būdas numušti droną buvo nutraukti jo signalą. Satelitas būdavo apakintas ir dronas pasimesdavo. Ukraina paprasčiausiai pašalino šią silpnybę. Naujausi ilgo nuotolio dronai naudoja sluoksniuotą navigacijos sistemą. Pirmiausia, inercinę navigaciją, kuri matuoja patį judėjimą, nepriklausomai nuo jokių išorinių signalų. Tai panašu į vidinę ausį, kuri tau pasako, į kurią pusę sukiesi užsimerkęs. Po to, ir čia yra geniali dalis, pigi naktinio matymo kamera filmuoja žemę apačioje ir realiu laiku lygina vaizdą su palydoviniu žemėlapiu, kuris jau yra išsaugotas drono atmintyje. Jis orientuojasi žiūrėdamas į žemę, o ne į dangų. Upė, kelias, kalvos kontūras. Dronas palygina tai, ką mato, su tuo, kas yra įrašyta, ir tiksliai žino, kur yra, be jokio palydovo. Ir paskutinėme etape dirbtinis intelektas įjungia kamerą, atpažįsta taikinio formą ir pats jį užfiksuoja. Tai apibendrinantis sakinys skamba beveik kaip smūgis. Rusija gali blokuoti signalą, bet ji negali užblokuoti drono, kuriam nereikia jokio signalo. Ir kad suprastumėte technologinę lenktynę slypinčią už to, viena Ukrainos įmonė per vos 3 metus sukūrė net 7 skirtingas šios navigacijos sistemos kartas. 7 versijos. Kiekvieną kartą, kai Rusija pagerindavo blokavimą, jie viską perdarydavo iš naujo. Tai yra karo tempas, kuriame programinė įranga persirašo pati kas kelis mėnesius. Ir jei jums tokios detalės atrodo tokios pat įdomios kaip ir man, padarykite vieną paprastą dalyką, kuris labai padeda šiam kanalui augti. Prenumeruokite čia, nes būtent tokias istorijas mes nagrinėjame kiekvieną savaitę. Tačiau navigacija išsprendžia tik pusę problemos. Dabar dronas moka pats apsisukti. Tačiau Rusijos dangus vis dar pilnas raketų laukiančių jo. Nusigauti iki tikslo dar nereiškia išgyventi jį pasiekus. Tai kaip šie dronai įveikia ugnies sieną, sukurta būtent tam, kad juos numuštų, ar ne? Ir atsakymas galbūt yra pats išradingiausias visos šios kampanijos aspektas. Nes Ukraina nesistengia pralaužti gynybos jėga, ji apgauna ir išsekina gynybą. Tai veikia taip. Kai dronų spiečius pakyla link Rusijos miesto, ne visi jie neša sprogmenis. Iš tikrųjų, tik dalis jų turi kovinę galvutę. Likusieji yra masalai. Tai yra masaliniai dronai, sukurti tik tam, kad pasirodytų Rusijos radare ir atrodytų kaip tikra grėsmė. Ir tada suveikia spąstai. Rusijos priešlėktuvinės gynybos komandos mato 10 taškų radare, panikuoja ir pradeda šaudyti savo itin brangias raketas į tuščius taikinius. Į plastiką. Kiekviena numušta masalinė tai milijonus kainuojančios raketos iššvaistytos veltui. Ir yra dar blogesnis dalykas Rusijai. Tuo momentu, kai priešlėktuvinė baterija paleidžia ugnį, jie atskleidžia savo poziciją. Ji įjungia šviesą ir sušunka. Aš čia! Ir ginkluoti dronai, tikrieji, kurie sekė iš paskos,
Dabar tiksliai žino, kur yra gynyba ir jie skrenda tiesiai į ją. Kitaip tariant, Rusijos gynyba bandydama gintis išsiduoda. Kuo daugiau ji šaudo, tuo labiau ji atsiskleidžia. Ir visa tai koordinuojama taip, kad Kremlius eina iš proto. Nes nėra jokio didelio štabo, jokio bunkerio, kurį būtų galima bombarduoti. Operacija išsklaidyta po visą šalį. Ir ją kontroliuoja paprasti žmonės su nešiojamaisiais kompiuteriais. Kaip sakė vienas Ukrainos žvalgybos vadas, nešiojamieji kompiuteriai yra mūsų didžiausias pranašumas, nes mes esame išsibarstę. Ir todėl Rusijai taip sunku sunaikinti šią programą. Pagalvok apie tai. Pigi programinė įranga veikianti paprastame kompiuteryje. Valdydama tūkstančius dronų, kurie atskrenda iš įvairių krypčių tuo pačiu metu ir viršija radaro pajėgumą viską apdoroti vienu metu. Ir dabar mes prieiname prie dalies, kur viskas pradeda griūti rusų pusėje. Nes sunaikinti vieną priešlėktuvinės gynybos bateriją reiškia ne tik padaryti mažą skylutę. Pasak pačių Ukrainos dronų padalinių, numušus vieną TORS sistemą, gynybos tinkle gali atsirasti nuo 50 iki 100 km dydžio spraga. Nuo 50 iki 100 km atviro dangaus. Per šią spragą kitoje bangoje iš karto prasiveržia dešimtys, kartais šimtai dronų. Tai grandininė reakcija. Kiekviena sunaikinta gynyba atveria duris kitai bangai, kuri sunaikina dar daugiau gynybų ir atveria dar daugiau durų. Ir tada Rusija susiduria su problema, kurį jos dydis, visada buvęs didžiausias šalies pranašumas, pavertė prakeiksmu. Tai per daug sienų, per daug naftos perdirbimo gamyklų, per daug sandėlių, per daug teritorijos, kad būtų galima apginti su turimomis raketomis. Rusijos deputatas net viešai pripažino, kad šalis neturi pajėgų išlaikyti nenutrūkstamo skydo. Ir dėl to reikia saugoti tik didžiuosius miestus ir svarbiausią infrastruktūrą. Visa kita paliekant neapsaugotą. Pagalvokite, kokią reikšmę turi ši frazė, pasakyta pačioje Rusijoje. Jie renkasi ką palikti. Net ir Rusijos karo komentatoriai, tie, kurie atidžiai stebi karą, atvirai skundžiasi, kad trūksta šaudmenų, Pancir, Buk ir TOR sistemoms veikti tokiu tempu, kokį reikalauja atakos. Kad gamyba nespėja su sunaudojimu. Taip pati gynyba pripažįsta savo rėmėjų lūpomis, kad nesusitvarko. Situacija tokia įtempta, kad Rusija buvo pastebėta iš sandėlių ištraukianti senus 60-mečio radarus ir net perkelia radarus nuo sienos su Suomija, kuri yra NATO narė. Vien tam, kad bandytų užlopyti ukrainiečių dronų padarytas spragas. Ir čia pradedame dėlioti šio galvosūkio dalis. Žiūrėkite, dronų yra tiek daug ir jie tokie pigūs, kad užverčia radarą taikiniais. Jie nepriklauso nuo palydovinio signalo, todėl elektroninė kova neveikia. Masalai priverčia gynybą be reikalo iššvaistyti brangias raketas ir išsiduoti. Ir kiekviena sunaikinta gynyba atveria 10 km plyšį, kurio Rusija negali užlopyti. Tai yra realybė, kurią matome šiandien. Kiekvienas tankiausios pasaulyje gynybos sluoksnis yra perkrautas, apeitas arba sunaikintas kažkuo, kas kainuoja 1000 kartų mažiau nei pati gynyba. Ir būtent čia mes pagaliau atsakome į pradžioje iškeltą klausimą. Dabar aišku, kad Rusijos problema niekada nebuvo gynybos trūkumas. Rusija turi daugiau priešlėktuvinės gynybos nei bet kuri kita pasaulio šalis. Problema yra tas, kad visa ši gynyba buvo sukurta priešui, kuris jau nebeegzistuoja. Ji buvo skirta numušti brangius lėktuvus ir palydovinio valdymo raketas. O Ukraina tiesiog nustojo siųsti šiuos du dalykus. Rusijos skydas nebuvo pralaužtas jėga, jis tiesiog tapo pasenęs. Jis vis dar stovi, milžiniškas, labai brangus, ginantis dangų nuo karo, kuris jau baigėsi. Ir paskutinė detalė. Tai, kas viską daro beveik neįmanoma pakeisti, yra kaina. Kodėl? Net jei Rusija kiekvieną naktį numuša daugumą šių dronų, Ukraina gali tiesiog viską pagaminti iš naujo rytoj. Tai pigiau, nei Rusija sugeba atkurti išeikvotų raketų atsargas. Tai tokia lygtis, kurioje Rusija pralaimi net tada, kai laimi. Ir čia istorija nebėra tik apie Rusiją. Nes tai, ką atskleidė šis karas, yra nemalonu bet kuriai pasaulio šaliai. Viskas, kas atrodė saugo Rusiją, milžiniškas teritorijos dydis, milijardai išleisti pažangiausioms karinėms technologijoms, tankiausias kada nors sukurtas skydas, virto būtent ta našta,
kurios ji nebegali pakelti. Stiprybė virto spastais. Tai, kas buvo pranašumas, tapo taikiniu. Ir klausimas, kuris lieka, kurį tikriausiai savo uždavė kiekvienas generolas pasaulyje, yra paprastas ir bauginantis. Jei Ukraina, turėdama tik dalį Rusijos ekonomikos, sugeba tai padaryti prieš didžiausią Europos karinę galią, kas gali sutrukdyti tą patį padaryti prieš bet ką kitą? Kaip šalis apsaugo savo naftos perdirbimo gamyklas, savo hidroelektrines, savo bazes, pasaulyje, kuriame keli tūkstančiai dolerių kainuojantis plastikas ir elektronika, gali nuskristi 2000 km ir pataikyti į kuro baką su kelių metrų tikslumu? Pagalvok apie bet kurią šalį, kurią šiandien laikai saugia. Su išsklaidyta infrastruktūra, elektrinėmis, uostais, bazėmis. Niekas iš to nebuvo sukurta sustabdyti grėsmę, kuri kainuoja tiek, kiek automobilis ir atskrenda iš dangaus už 1000 kilometrų. Fizinė siena, ta linija žemėlapyje, kuri šimtmečius reiškia saugumą, tiesiog nustojo saugoti. Nes, kaip matote, Šis karas realiu laiku perrašo oro gynybos vadovą ir kiekvieną savaitę atneša naują šios istorijos skyrių. Tai mes čia kanale ir stebime iš arti. Tad jei dar neužsiprenumeravote, užsiprenumeruokite dabar, kad nepraleistumėte to, kas laukia ateityje. ir norėčiau pabaigti užduodamas jums klausimą. Jūsų nuomonė, Ar jūsų manimų išleisti milijardus pažangiai gynybai vis dar turi prasme pasaulyje, kuriame kelių tūkstančių dolerių plastikinis daiktas gali viską pramušti? Parašykite žemiau, ką manote. Nes aš skaitau komentarus ir tai yra vienas sunkiausių klausimų šiuolaikinėme kare. iki kito vaizdo įrašo.